Kad jums žyskelnės išdygtų. Radio Show. Правильно. Labas vakaras, brangus žiūrovai, vėl jumis jūsų dėžutėse radio šou žydruosiuose. Kas link dėžučių, kolega? Pagaliau Lietuvos tyrinėtojai atrado tą juodąją dėžutę, kur buvo Lituanikoje, kur viską parodo, kaip įvyko. Va. Ir mums ją davė laidai. Tai va dabar paklausykim visi ir nuspręskim, dėl kogi žuvo Darius ir Girėnas. Va. Paklausykim. Oi, jau pavargau laikyti šturvalo, klausyk. Ai, ar nepamiršai iš Naujorko krepšinio kamolių? Paėmiau ir kamolių ir beisbolo laštų, klausyk šitas Girėnai. Palaikyk vairą šitą pedalą gazą, aš turiu truputį nueiti. O kur tu eisi dabar? Ne tavo reikalas, savinė, žiūrėk, kad šitas jau šoldinas greitai. Jau Kaunan būsim, greit atskryšim, jau atkentėjai 2 paras, tai jau palauk. Negaliu, reik pamiršt būtinai, tai aš greit. Tai pro kur tu mirši? I don't know. Neik! Langą praverk. Oi, kas šiandien? Klausyk, palaikyk, tu kalbėjimas šitą pedalą. Neišlaikau. Myžniai buvo, dėl to ir nukrito, kas sako, skris nemoka ir pro langą pamyžt bandė. Tai visiems atsitiks, kurie, kas sako, nemoka skraidyti. Tęsiame mūsų šou. Jingle bells, jingle bells, geras, gerai, Tęsiame radio šou, dabar reminiscuojam kaip šitas... Kalėdos, kaip šventėm savo kalėdas. Jau daug laiko praėjo, bet kadangi pravoslavai švenčia, tai prisiminėm, kadangi Zbignevas šitą dabar turi papasakot kažką. Aš tai dar papasakosiu, važiavau troleibuse su viena moterėlė, dviese, važiavom. Ir dainam, oi kalėda, kalėda, tai, kaip sakant, moterėlė išvežė dabar gydo šitai, noriu, kaip sakant, perduot linkėjimus, vat, per televiziją. Nu, Zbignevą, atsiprašau, kad pertraukau, tau papasakau. Aš pomniu, paskambino man pažįstamas kunigėlis iš vienos bažnyčios, kada anksčiau mes jo mišų vyną gerdavom iki vimimo. Ir sako, Zbignevai, ir negalėtų man sukalti šitą į bitlėjų, kaip jis ten vadinasi. Vo, nu aš paskambinau Igoriokui, Igoriokas Stalis šaltkalvis buvo mokyklai, vot. Sakau, Igoriokas yra haltūrus. Vot, nuvažiavom į šitą bažnyčią ir sukalim tas. Edžias sieną pavogėm iš kolchozo, pavogėm iš univermago tokį kaliausią manikėną prisabačinom su gvozdžiais prišytų edžių ir gavosi bitlėjus. Smascirėlį su Igorioku lyvakas. Nu vot, bet buvo tokia problema. Ten reikėjo pajungti 12 voltų davė kunigėlius akumuliators, kad limpucis degtų ir kad judėtų tos figūračkos. A šitas durnius Igoriokas pajungė trifazį. Ну и kaip сигануло viskas bažnyčiai посреди бела дня. И visi прихожаны, бабуцы сянус, псишико веты, вот ты битлėjus gausi, вот kalėdos gausi. Oi, tu bedievi! Bedievis antikristas, kaip tas daiktas vadinasi? Prakartėlė! Prakartėlė sugadinai, tu žinai, kiek... Sprogdina bažnyčio! Tu žinai, ką tu padarei, kiek tu traumų pridarei žmonėms. Vaikučiams bent jau kalėdą sugadinai. Aš pamenu, Kai vaikystėj darydavo prakartėlį ant kalėdų, tai būdavo labai juokinga. Aš ten padarydavau taip, kad... Kas? Ką ten padarydavai, tu išsiblaivyk,
Šiandien dar prisigėrė nuo naujų metų. Dar kai sako, Neišsiblaivė. o dabar kaip tik pažiūrėkim, kai sako, kaip mes ten praleidom linksmai naujus metus, vat, džiaugsmingi naujųjų sutikimo akimirkai. O tai va, priejau prie durų ir žiūriu, ogi pas mane svečių atėjo Česlovas, Zbignevas, atidariau duris ir jie visi pavalylį. Šiandien irgi atėjo Česka ir kurva ir Zbignevas atėjo visi pas mane švęsti naujų metų. Va, bet kad jie taip stipriai pašyko, kad labai smirdėjo ir ta šiek tiek sujaukė šventinė nuotaika. Česlovas atnešė nugertos štarkos, nepilną butelį ir pabučiavo mani po to. Buvo nelabai malonu, bet kai draugas, štai aš jam atleidau. Va, po to Zbignevas atnešė denaturato bonkę, kur jam dėdė padovanojo. Atkimšau, pauoščiau ir sukosėjau. Ir daviau Zbignevui pauostyti. Po to ir Zbignevas irgi pradėjo kosėti ir labai blogai pasijuto tuo tarpu. Va, labai pakosėjom visi. O Senis, kągi Senis atnešė iš Danų humanitarnės pagalbos kačių maisto ir ten beveik nieko nebuvo likę. Senis norėjo apgauti visus, bet nepavyko. Ir jis po to padėjom tą ir jisai nukrito. Va tai va buvo. Nu ką, taip šventinė nuotaika kilo. Ir šitasgi, ir aš padariau siurprizą, ištraukiau savo bonkę Lituanikos, Lisiuainios. Va, po to Zbignevas pradėjo kalbėti labai nešvankiai, mes jo klausėm ir žiūrėjom. Po to jis pasakė labai daug keiksmažodžių ir kad gali labai daug išgerti ir pradėjo gerti. Labai daug išgėrė. Buvo smagu. Va, ir visi žiūrėjom, po to Česlovas pauostė ir išpylė viską. Va, negalėjo išgerti ir atsiriaugėjo kaip kiaulė. Senis nieko nedarė, sėdėjo. Va, bandėm su Česlovu sušerti jam svogūnų, bet kaip tai nepavyko. Nes Seniui tai ta burna kaip tai... Va, patys matot, va tai buvo. Zbignevas išsitraukė, po to kasiaką užsirūkė. Bandėm kasiaką, kur iš karvašudžio padarė, davė Česlovui pabandyti, Česlovui pasidarė blogai ir jis nusivėmė. Va, po stalu nusivėmė. O Zbignevas toliau rūkė, po to Česlovas man pasakė, kad man bus blogai rytoj. Aš nepatikėjau ir papurčiau galvą, o jis man sakė, kad man bus blogai. Nu, va, tai va, draugas vis. Aš tada išgeriau denaturato, kad geriau būtų. Va, Zbignevas tada ištraukė Mišką Šafutinskį. Pažiūrėjau ir uždėjau Mišką Šafutinskį. Ir Zbignevas tada sužvėrėjo. Va, ir pradėjo balažino, ką daryti. Užvirė toks netgi konfliktas, mes bandėm jį nuraminti. Česlovas pradėjo jį raminti, o iš jam kirto per galvą šitai, va, skaudžiai Česlovui. Va, po to aš daviau Zbignevui, Zbignevas, po to Senį, po to labai grįždėjo burna ir Česlovas kokį tai prietaisą ištraukė, ką tai padarė ir Senis nukrito vėl. Va, tada Česlovas išsitraukė mūsų kasetę radio šou ir aš ją uždėjau. Ir pasidarė labai gerą. Ir pradėjom labai gerti ir va, pradėjom labai gerti. Ir buvo linksma prie stalo, labai linksma. Aš Zbignevui kišau, ką tai jausi, Zbignevas mušėsi su Česlovu, atimė iš jų akinius, Senis miegojo. Va, buvo labai netgi pavojinga, sakyčiau, bet tai buvo tikri nauji metai. O čia matot,